Kauno Žalgiriui Lietuvos krepšinio lygoje iki dar vieno finalo beliko žingsnis. Antrosiuose pusfinalio rungtynėse šalies čempionai užtikrintai 95-75 susitvarkė su Panevėžio Lietkabelio ekipa. Tad serijoje iki 3 pergalių liko tik vienas laimėjimas. Trečiam kėlinukė, man atrodo, tikrai pavyko agresyviau gintis ir, aišku, ir užpuolėm. Taip, kad džiugu, kad iškovojom pergalę, bet tikrai serija dar nebaigta ir turim padaryti darbą iki galo. Kitas rungtynes Kauno Žalgiris žais jau namų arenoje. Čia viskas apie pastangas. Suprantam, kad ant popieriaus esam geresni, solidesnė komanda dabar likę, bet žaidimas vyksta ne ant popieriaus, reikia aikštelėje tą išeiti įrodyti ir kiekvieną dieną reikia įrodinėti. Tai džiugu, kad žaidėjai tą supranta ir tikrai yra solidus ir bandom tą įrodinėti visą laiką. Šiame mače netrūko ir emocingų momentų. Trečiajame kėlinyje panevėžiečiams užfiksavus pražangą prie Žalgirio lyderį Silvaną Francisko pratrūko Lietkabelio treneris Nenadas Čanakas. Iš karto 2 techninės pražangas gavęs strategas buvo išvarytas iš aikštės, o tiek mače, tiek spaudos konferencijoje jį pavadavo asistentas. Lietkabelis niekada nenuleis rankų. Kad ir yra dabar 0-2, mes surasim kareivius savo komandai, kurie dar žais ir norės žais, ir kovot norės, ir laimėt norės. Čia nėra apie tai. Mes gyvenam tuo, mes mylim, ką mes darom ir mes nesvarbu ar 0-2, ar žaisim, kaip pasakyti, mažam finale ar dideliam finale, mes ateisim, mes kovosime ir mes niekada nepasiduosim. Kauno Žalgirio ekipos treneris Tomas Masiulis taip pat pasidžiaugė ir tuo, jo klubo vadovybė atnaujino ir pratęsė sutartį su įspūdingą sezoną žaidžiančiu Ąžuolu Tubeliu. Naujas kontraktas turėtų galioti iki 2029 metų. Žiniasklaidoje skelbiama, kad Tubelis taps brangiausiai apmokamų žaidėjų komandos istorijoje. Tikrai čia yra didelis klubo laimėjimas, kad aišku ir kad mes galim tokias jiems sąlygas pasiūlyti ir viską. Tikrai džiaugiamės jo ir didžiausia prabanga turėti ir galim jau kažkiek tai lipdyti ir apie jį jau komandą, nes tikrai jaunas yra ir ateities žaidėjas ir tikimės, kad kitais metais ir rūbiniai daugiau bus. Tikrai ką jis gali daryti, matau, kad jis gali daryti, taip kad džiugu už jį.